Ir moteris grįžta namo, vyras su vyru mylisi. Ir beje, man tai yra pasakota. Ir sako, o ką man tokiu atveju daryti, Ąžuolai? Prisijungti. Išvaizda, pokalbis apie kūną, koks jis vienam kitą patinka. Svarbu, jūs kalbate apie tai. Tau smagu, kad tu jam gražus ar atvirkščiai? Man atrodo, kad lygiai taip pat asta, kaip ir tu turėjai santykius, ar ne? Tai čia lygiai taip pat čia iš vis niekom nesiskiria. Nesiskiria, ar ne? Iš vis niekom nesiskiria. Kažkaip net, sakyčiau, tiesą sakant, toks durnas klausimas. Ąžuolai, o tu turi vilčių, kad paryžietis kraustytųsi dėl tavęs į Vilnių? Jis sakė, kad tai nėra jam gyvenimo kažkokia tai tragedija, todėl kad jis turi savo verslą kaip ir aš ir mes galim dirbti nuotoliu. Tai va, tai mes, kas mums labai gerai groja, kad mes galim būtent susidėlioti. Rygoje mes jau buvom, tai šiandien pasistengim pakalbėti apie ką nors, ko dar nesam kalbėję ir girdėję apie tave. Mūsų svečias Ąžuolas Misiukevičius, plaukų stilistas ir elektroninės parduotuvės Ąžuolas Shop įkūrėjas, ar ne? Kuo tu ten prekiauji? Tiesą sakant, aš ten prekiauju. Ąžuolo lentom. Būtų gerai, bet kadangi viskas yra susijęs su mano profesinė veikla, tai mano elektroniniai parduotuviai galima rasti viskas, kas yra būtent susijęs su plaukais. Su plaukais? Taip. Gerai, tai tu jau ir verslininkas, pasistengsim viską čia užkabinti, bet aišku, kad didžiausia naujiena visai neseniai įvykusi, tai yra, kad tu ėmei ir paskelbėjai visiems, kad myli vieną žmogų. Taip ir parašiai savo socialiniam tinkle. I love you, baby. Pirmiausia, žinai, toks paprastas atrodytų, bet man labai svarbus klausimas. Tu dvejojai, svarstei, tai buvo apgalvotas pareiškimas ar visiškai spontaniškas elgesys? Tiesą sakant, iš tikrųjų tai buvo visiškai spontaniškas dalykas, todėl kad mylėti niekas, kaip sakant, nedraudžia, o dalintis akimirkomis irgi niekas nedraudžia. Tai... Ne, meilės dar nieks neatšaukė, ačiū Dievui. Jo, tai va, tai vienu žodžiu, buvo vasario 14 diena ir aš tiesiog būtent tą Valentino dieną norėjau padaryti siurprizą, ar ne, tai būtent... Čia savo draugui? Taip, savo draugui padaryti siurprizą ir reakcija buvo labai gerai, jis man paskambino, sako, aš esu be proto laimingas, labai džiaugiuosi. Tai tas toksai faina tokia reakcija ir būtent tėvai labai džiaugiasi, tai dalintis niekas nedraudžia tuo. Tai tavo mylimajam buvo malonu, kad tu jo neslėpi, kad tu viešai pristatei? Visiškai ne, absoliučiai. Ir tiesą sakant, aš galiu pasakyti, kad aš nekalbu apie tai, kad tu turi kiekvieną detalę rodyti ir visą kitą, ar ne? Bet, savo gyvenimo. Jo, savo gyvenimo. Bet kadangi mes gyvename laisvoje Lietuvoje ir aš galiu pasakyti, kad laisvė mylėti ir būti mylimam, tai nėra kažkokia tai tragedija. Ir aš nekalbu apie tai, kad... Ne, tai yra didelė laimė, ne tragedija. Ir tiesą sakant, aš nekalbu apie tai, Asta, kad tu turi dabar eiti, rodinėti, rėkauti, su vėliavom ir visą kitą, bet turėti šiandien mylimą žmogų ir būti laimingam, tai kodėlgi ne. Vėliavas paminėjai, o tai tu jokiose paraduose su vaivorykštės vėliavom nevaikštai? Tiesą sakant, labai geras klausimas, dar neteko. Ir aš ne dėl to, kad nenoriu, dėl to, kad tiesiog taip sutampa, kad to laiko nėra, ar ne? Tai aš galbūt labiau orientuojasi į kitas veiklas, ar ne? Džiaugiuosi, kad būtent žmonės dalyvauja tose dalykuose, bet man apie tai nėra pirmoji vietoj. Tau nėra taip aktualu, ar ne? Man tai nėra aktualu, man yra aktualu gyventi gyvenimą, nes aš esu žmogus ir aš tiesą sakant noriu pasakyti, aš galvoju, kad nereikia klijuoti savo etiketės, ar ne, ten tu toks, anoks ir visa kita. Aš esu asmenybė žmogus, turintis savo veiklą, mėgiamus hobius, ar ne, ir man nereikia, kad žmonės sakytų, o, čia tu toks, arba tu toksai. Bet paskelbdamas viešoje erdvėje, pristatydamas savo draugą, tuo pačiu tu deklaravai savo homoseksualumą. Kokia situacija dabar yra Lietuvoje? Tu patiri dėl to diskriminaciją, patyčias, kažkokia tai išskirtinį dėmesį? Nuo pat vaikystės, nuo pat mokyklos laikų tas patyčias būdavo. Ir tiesą sakant, aš nieko visiškai nebijau, todėl kad žmonės yra toks labai
žmonės yra labai įdomus. Jie nori matyti tai, ką jie nori matyti ir girdėti tai, ką jie nori girdėti. Ir kai tu kažką pristatai, tai tada jau nutinka taip, ar ne? Bet aš tiesą sakant jaučiuosi daug geriau, nes pirmoji vieta yra emocinė sveikata, ar ne? Ir pažiūrėkite, kiek atsiduria psichiatriniai ir apskritai, pradėkim nuo svorio iki orientacijos, ar ne? Išeina straipsniai, vyras ir žmona skiriasi, tai tada kažką kaltina, kad vyras kaltas arba žmona kalta. Tai čia yra tokia viešumo kaina, ar ne, bet žmonės ilgainiui pripras. Tu sakai, man svarbiausia emocinė sveikata, bet ir vėl, tai kam tu tada viešini savo asmeninio gyvenimo detalės, suteiki pretekstą komentuoti, diskutuoti, kištis į tavo emocinę sveikatą? Žiūrėkit, aš galiu pasakyti, kad mano emocinė sveikata tai yra mano būsena, o socialiniai tinklai tai yra tas, kur aš dalinuosi tai, kas man patinka. Ir tai yra mano erdvė. Ir jeigu tai kažkas nepatinka ir komentuoja, tai yra ne mano problema. Tikrai. Ir tiesiog gali nesekti tavęs. Ir tai, ta prasme, emocinės duobės būna gyvenime daug baisiau, ten depresija ir visą kito, kad čia pakomentuoja kažkokį komentarą, tai čia iš vis nėra. Tavęs tai neskaudina, nežeidžia. Absoliučiai ne, todėl kad tu turi turėti gyvenimą tvirtą stumbrą ir tu turi žinoti. Tu turi jį? Be abejo. Tavo vardas Ąžuolas, tvirtybė. Pats tu labai laibas, gležnas, subtilus, gal net kažkiek minkštas. Tau tas vardas kompensuoja tavo tokį minkštesnį charakterį? Pirmiausia, mano vardas yra susijęs su mano asmeniniu gyvenimu, tai ko gero aš iš tikrųjų, tiesą sakant, nuo pat vaikystės kovojau, kad galėčiau gimti ir turėti savo gyvenimą, nes aš gimiau 3 mėnesiais anksčiau. Ir čia neina kalba apie gležnumą iš išorės, čia eina kalba apie tvirtumą viduje. Nes mano atėjimas į šį pasaulį atėjo 3 mėnesiai anksčiau buvo, tai teko kovoti dėl gyvybės, todėl mano vardas yra ankstukas. Jo, su ta mintim, kad aš galėčiau būti stiprus viduje. O tiesą sakant, jeigu taip kalbėti apie išorę, tai, kaip ten sakoma, niekada nespręskim iš išorės, ar ne? Tai yra labai iš išorės stiprių žmonių, bet viduje yra labai skisti. Tai labai dažnai būna tas atvirkščiai, tavo atveju yra. Tai va, o tas tvirtumas ir visa kita, tai tik tai per patirtį susikaupė. O ką tas tavo ankstuko likimas lėmė, kaip tu manai tavyje? Na, charakterį, kaip sakai, ar ne? Tu dar būdamas jau kovėsi už gyvybę. Galbūt ryžtas už tą kovą, ta prasme, kovoti nuo pat vaikystės, kad... Už gyvenimą apskritai. Taip. Ir kartais, aš tikrųjų pasakysiu, o kartais būdavo gal per daug, kai tu vis kovoji, tu pavargsti ir visą kitą, bet laiku bėgant tu išmoksti valdyti savo emocijas, ar ne, labiau galbūt pažinti žmonės, nes teko lankytis ir psichoterapijai, ko gero, prieš 3 metus, ar ne. Ar tu ėjai kažkokiu konkrečiu tikslu, jeigu iš vis galima apie tai kalbėti? Galima, nes todėl, kad aš manau, kad yra pareiga apie tai diskutuoti ir apšviesti, kad yra visiškai normalus dalykas. O kokį psichikos negalavimą tu aptikai savy? Tiesiog psichoterapija tai yra, tiesiog buvo tas, kad nežinau, kas man jie darosi, kaip susitvarkyti su tuo, ar ne, atrodo tas dalykas, kaip gal viską labai jautriai reaguoji, tai ar ne, ir priėmė asmeniškai. Aš turiu pareigą apie tai kalbėti, todėl kad tai yra stiprybė pripažinti ir eiti, nei maskuotis. Tau padėjo? Ko gero, psichoterapija tai nėra toks dalykas, kad turi tau padėti visą likusį gyvenimą. Tai yra toksai tarpinis laikotarpis, kuriame tu eini ir jeigu jautiesi, kad viskas yra gerai, valio, važiuojame tik į priekį. Kitas yra momentas, kad jeigu vėl kažkada gyvenime kažkas nutiks, galbūt ir vėl reikės eiti į psichoterapiją. Tame nieko blogo nėra, bet tikrai apie tai reikia kalbėti, nes tai yra visiškai normalus dalykas. Kaip tvarkom dantis, taip tvarkom ir savo galvą. Prieš 2-3 metus viename interviu tu sakei, meilė neturi lyties, aš esu be orientacijos. Dabar tu jau atvirai kalbi apie savo orientaciją taip pat. Kad čia buvo pokštas, ką tu sakei prieš tuos 3 metus, kad tu esi be orientacijos, ar tu iš tikrųjų taip vėlai susipažinai su savo orientacija? Aš noriu pasakyti, kad nėra tokio dalyko orientacija ar neorientacija. Tiesiog aš turiu omenyje, kad iki tol aš neradau tinkamo savo žmogaus, ar ne? Tai vienas dalykas. Antras dalykas,
aš esu toks žmogus, ne visuomenė turi mane klausinėti, ar ne, ir duoti ataskaitą aš turiu. Kada man bus patogu, tada, kada atsiras šalia mylimas žmogus, tada aš ir pasidalinsiu. Be abejo. Tai va, tai aš sutikau mylimą žmogų, sutikau fainą žmogų ir tada atėjo laikas, kada aš galiu pasidalinti, nes visuomenė, tai žinai, jie daug ko nori žinoti ir... Jie nori visko, taip. Klausimas, kiek tai leisi. O meilė neturi lyties, ką aš turiu omenyje? Ką aš turiu omenyje, kad žmonės gali laisvai gyventi ir mylėti ir aš nematau čia kažkokios tai problemos, ar ne? Aišku, viskas yra ribose, nes... Kokiose ribose? Ką tu turi minti? Kokiose ribose? Nepradėsi dabar nuogą šikną kelti į socialinius tinklus, ar ne? Ir visą kitą provokuoti. Gali? Kas tau draudžia? Man atrodo, kad mano vertybės ir mano vis tiek, pirmoje vietoje aš esu asmenybė ir aš turiu savo vertybės, ar ne? Tai aš jomis vadovaujasi. O gyventi gyvenimą ir daryti taip, kaip aš noriu, tai taip ir yra tose mano socialiniuose tinkluose. Beje, labai noriu padėkoti ir savo voveruškoms. Apskritai, geri labai atsiliepimai. Voveruškomis tu vadini visas savo klientes moteris, taip? Jos yra voveruškos. Taip, voveruškos. Kodėl voveruškos, kodėl ne kokią nors šilkmedžio uogą? Tai paprasčiausiai yra tokių dalykų gyvenime, kai viskas nutinka labai natūraliai ir netikėtai. Aš tiesiog kažkaip tai galvojau čia vieną vakarą, gal reikia pavadinti voveruškas ir kažkaip negalvojau, kad taip visi užsikabins. Tai va, man patinka gyvenime dalykai, kur būna visiškai netikėti. Be abejo, natūraliai. Jo. Tai va, norėjai padėkoti voveruškom, už ką? Žinokit, aš pasakysiu tik tai vieną, kad labai faini komplimentai ir kas man labiausiai patinka ir kada aš visuomet vadovaujuosi, kad mane žmonės mylėtų ne už mano orientaciją, o mane mylėtų kaip už asmenybę, žinai. Tai man va šitas yra didžiausias komplimentas, kad kaip asmenybė, o visa kita yra tik tai... Tavo asmeninis gyvenimas, visa kita yra... Tu savo draugą sutikai Paryžiuje, savo meilę. Paryžiuje, ar ne? Aha, seniai? Ko gero, dar mes metų neskaičiuojame, bet aš kaip tik vykau Paryžių tuo metu dėl savo kosmetikos kūrimo linijos ir mano kolegė ir draugė, mes ten skridom dirbti ir vienu žodžiu visiškai netikėtai nutiko taip ir kažkaip aš galvoju, kad kartais yra dalykų gyvenime, kai va taip, žinai, geriau neplanuota, va taip natūraliai viskas atsirado. O kur jūs susitikot? Darbe, kavinėje, vakarėlyje? O ir ne. Kur? Žodžiu, buvo toks dalykas, kad mes vakare ėjome į restoraną. Su ta kolege? Jo, mes ėjome į tą restoraną, vienu žodžiu, jau tokie visi pervargėmės. Ir mes įeinam ir labai daug užimtų daug staliukų, žinai. Ir aš pamatau staiga vieną tokį staliuką, sakau, žiūrėk, einam, ir aš ten aišku su savo tais mosikaviniam rankom ir visą kitą bėgti tą staliuką, prieinu prie to staliuko ir aš jai rodau, ateik, ir aš iškliūnu šalia gretimo staliuko, būtent tą savo dabartinį širdies draugą ir apipilu vynų, netyčia. Ir aš jau griebtant tą vyną, sakau, sorry, supranti, čia taip ir taip, ir kadangi noriu ištaisyti tą situaciją, aš jiems pastatau tą vyno butelį. Vis tiek. Ir mes su tą draugę pradėjom kolegę... Atsiprašymo gestas. Ką? Atsiprašymo gestas. Toks jo, žinai. Ir mes pradedam su tą draugę kalbėti ir taip gavosi, kad jie prie mūsų prisijungė, jie pradėjo klausti, ką jūs veikėt Paryžiuje, tada mes paklausėm, kaip viskas ten, kas gero Paryžiuje, kaip viskas vyksta. O jie tai buvo... Jis buvo su savo ten keliais verslo partneriais. Aha, okay. Tai va, tai vienu žodžiu ir jisai paprašė apsikeisti numeriu. Tai apsikeitėm ir pradėjom bendrauti ir visą kitą, tai kažkaip tai gavosi tokia ta įdomi pažintis ir aš tiesą sakant kažkaip tai matydavau tose dalykuose filmuose, ar ne, ir niekada netikėjau, kad taip gali būti, bet va tai va. Jis paprašė numerio, reiškia, jis parodė iniciatyvą pirmas, ar ne? Taip. O tau buvo mintis, kad tas numeris, tas telefono kontaktas yra, ne verslui, tau jis krito į akį? Tai be abejo, bet aš tiesą sakant galvoju, o ką aš prarasiu gyvenime? Esu Paryžiuje, reikia mėgautis gyvenimu, o kada jį ne dabar? Blemba, Paryžiuje, prie Eifelio bokšto, su prancūzu, žinai, geras gyvenimo akimirkos. Tai va, tai kažkaip viskas taip išsirutuliojo, bet pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad kas manėje labai sužavėjo, tai kad jis mane priima, pirmiausia, tuom, kam aš esu ir nėra klijuojamas etiketės, to nedaryk, ano nedaryk, tu toksai, tu anoksai. Tai va, tai man atrodo, kad čia ne apie tai, apskritai santykiuose yra
ne pirmoji vietoje meilė, nes ta meilė kartais būna ir užgesta tam tikrose laikotarpyje, ar ne? Bet tai, aš manau, kad vienintelis yra dalykas, tai turi būti vienas kumštis ir turi statyti vienas kitą pamato. Jeigu tau tas žmogus nebestato, viskas. Esu viename restoranų Shimai Sushi and Wok ir Eat Mo Chinese. Tai 6 restoranų tinklas Vilniuje. Atkreipkite dėmesį. Shimai Sushi and Wok ir Eat Mo Chinese. O Eat čia tikrai yra ko? Ramenas. Štai pavyzdžiui, lašišos tartaras su avokadais ir mangais. Žinoma, gausus sušio asortimentas, salotos, visa, ko geidžia jūsų širdis. Negaliu nepaminėti ir labai patrauklių, tiksliau teisingų kainų. Tad nuoširdžiai kviečiu lankytis mūsų laidos rėmėjo Shimai Sushi and Wok ir Eat Mo Chinese viename restoranų ir skanauti. Galite gauti greitus pietus, o galite leisti laiką vakarienės metu. Skanaus Astute, skanaus ir jum. Pasakei, priima mane tokį, koks esu ir pamaniau, kad man labai svarbu santykiuose, tikrai partneris gali labai įtakoti, kaip aš jausiuos. Jeigu jisai ten nuolat duos užuominas, kad aš truputėlį per putli, aš turėsiu kompleksą. Jeigu atvirai sakys, valgyk, tau čia reikia dar būti minkštesniai, skanesniai, tai aš turiu daugiau pasitikėjimo. O kaip yra vyriškoj partnerystėj? Išvaizda, pokalbis apie kūną, koks jis vienam tada patinka. Svarbu, jūs kalbate apie tai. Tau smagu, kad tu jam gražus ar atvirkščiai? Man atrodo, kad lygiai taip pat esate, kaip ir tu turėjai santykius, ar ne? Tai čia lygiai taip pat čia iš vis niekom nesiskiria. Nesiskiria, ar ne? Iš vis niekom nesiskiria. Kažkaip net sakyčiau, tiesą sakant, toks durnas klausimas. Eiktų, koks svarbus klausimas. Tai yra durnas partneris gali įvaryti kompleksą dėl išvaizdos, partneris gali įvaryti kompleksą dėl išvaizdos ir atvirkščiai gali labai daug pasitikėjimo suteikti. Aš tau pasakysiu tik vieną momentą. Aš žinau tokį dalyką. Jeigu partneris arba partnerė taip tau daro, vadinasi, jis nėra tinkamas žmogus. Žmogus tave turi priimti su minusus ir pliusus, ar ne? Ir yra tikrai tekę tokiuose dalykuose, kaip būna ten, viskas su tavim yra gerai, bet žinai, tu esi per viešas arba ten tu taip atrodai. Nu, klausykit, come on. Aš esu koks esu. Jo, esu toks, koks esu ir ne tik, kad aš atsisėdau ir dabar, esu toks, koks esu, žinai, man čia. Bet esmė yra tokia, kad tai nėra tavo tas tinkamas žmogus ir jeigu jo nėra, tai tada ir geriau vienam gyventi. Aišku, ir kitas momentas, labai dabar populiaru sakyti, ką aš pastebėjau socialiniuose tinkluose, gyventi savo gyvenimą, ten investuoti į save, ar ne, ten mylėkit save. Tai žmonės dažniausiai taip sako, todėl, kad jie iš tikrųjų nežino, kaip mylėti save, nes pasakyti frazę, tai kiekvienas gali, bet veiksmais. O kas tau yra tikroji meilė savo? Iš ko jis susideda? Jis susideda, tiesą sakant, iš labai daug dalykų tavo gyvenime. Jis susideda iš... Pavyzdžiui? Nu, pavyzdžiui. Pirmiausia, tai pažinimas savęs, ar ne, investavimas į save, ar ne, tavo... Tu konkrečiau, ąžuolai, ta prasme, investuoti į save, ką reiškia? Nusipirkti gražių rūbų ar lankyti kursus kažkokius saviugdos? Ne, investuoti į save tai pirmiausia yra, kuom tu nori būti, ar ne, kur tu save nori realizuoti. Antras dalykas taip pat yra labai svarbu tavo būtent asmeninis gyvenimas, ar ne, kaip tu nori, iš daug dalykų susideda. Neina kalba apie tai, kad pilvas nukarė ir dabar aš esu toks, koks aš esu, ar ne. Daug dalykų susideda. Tos mažosios kruopelės, jos yra labai labai svarbu. Ir ta visa piramidė, tai turi būti ir finansinis stabilumas, ir tavo emocinis stabilumas, ir vis tiek tu nori turėti galbūt ir mylimą žmogų, ar ne, daug dalykų. Nes jeigu to vieno kažkokio nėra, nu, tai tau irgi išsimuša iš vėžių. Na taip, nėra pilnaverčio gyvenimo. Ar išvaizdai skiri daug dėmesio? Išvaizdai, tiesą sakant, kaip čia pasakyti, nei daug, nei mažai, bet man yra iš esmės svarbi mano išvaizda, todėl kad aš atstovauju savo būtent tu grožio industrijoje, taip? Taip, tai man atrodo, kad nelabai norėtų matyti kiti klientai su riebaluota galva arba su nuplyšusiais džinsais, ar ne? O sportuoji? Palauk, kaip čia. Vis to apie tą savo pilvą, neturi tu to pilvo, kažką, kad Ar sportuoju? Šiaip esu atlankęs 13 metų stalo tenisą,
po to lankęs pramoginis šokius 5 metus, o dabar ką sportuoju, tai kas man labai patinka yra baseinas, pirtis ir padelį, kurį labai myliu. Tai Geriausias sportas - pirtis. Nu jo, šiaip tai visą laiką kažkaip tai tu gali ir tiesą sakant, daryti tai, kas tau yra gera, tai man tas ir patinka, o kad ten labai kažkoks tai būtų fanatizmas, tai tikrai nėra dėl sporto. Anksčiau esi sakęs, kad tavo svajonė, tavo didelis noras savi namai. Jau turi? Deja, kol kas ne, bet yra ateityje planų, bet nežinau, kaip bus su tais namais, ar bus Paryžiuje, ar bus Lietuvoje. O jau kalbat apie bendrą gyvenimą, ta prasme, atsibodo skraidyti vienam pas kitą. Todėl, kad suprantate, tai yra labai svarbu, kai yra atstumas tarp vis tiek Lietuvos ir Paryžiaus. Tai buvo diskusija apie tai, ar nekels mums problemų, nes jeigu tai sakytų, ne, aš nenoriu Lietuvoje gyventi, arba aš negaliu Paryžiuje, nes yra tam tikros priežastys, pavyzdžiui, kaip darbai ar ne, tu negali viską pakeisti. Tada gal jo, tada, Aš galvoju, tu turi vilčių, kad paryžietis kraustytųsi dėl tavęs į Vilnių? Jis sakė, kad tai nėra jam gyvenimo kažkokia tai tragedija, todėl kad jis turi savo verslą kaip ir aš ir mes galim dirbti nuotoliu. Tai mes, kas mums labai gerai groja, kad mes galim būtent susidėlioti. Bet aš kažkaip ir sakau, ar jam tiks Lietuva, dar kol kas nežinau. Bet Lietuva yra nuostabi šalis. Mes turim tikrai gražių vietų. Viskas yra gerai šitą Lietuvą. Pritariu, viskas yra labai gerai, todėl mes čia ir gyvenam. O apie ką yra tavo draugo verslas? Jisai dabar yra apie tai, kad jisai yra tas illustration art, nežinau kaip lietuviškai išversti. Iliustracijos menas. Jo, viską. O ką jis iliustruoja, ta prasme, literatūrą ar... Apie tai šiek tiek nelabai norėčiau pasakoti. Kodėl? Todėl, kad aš gerbiu kito žmogaus privatumą ir jo veiklą. Jeigu mes būtume kartu, tai tada jis galėtų galbūt daugiau papasakoti. Be abejo, bet tai, ką aš girdau, tai irgi arti meno. Ta prasme, žmogutis, kuriam menas yra artimas. Tai jo, bet esmė yra tame, kad jis prieš daug metų dirbo vieno prekinio labai gero ženklo asistentų ir, kaip sako, kaip iš to filmo ir Velnias dėvi Pradą, nes viskas turėjo būti sustiguota ir Balenciagos portfolio kūrimai ir visi kiti. Tiesiog jisai pavargo nuo to labai didelių darbo valandų ir save realizavo būtent ten. Tai aš labai džiaugiuosi, kad žmonės realizuoja save ten, kur nori jie realizuoti. Aišku, yra dar labai svarbu ir iš to turėti pajamų šaltinį. Be abejo. Pagalvojau, kad apie namus prabilom, kad tu apie juos tebesvajoji ir juos kažkur kursi. Čia yra tavo arba jūsų namams. Mūsų draugai Amor Devil, tai yra lietuviška kompanija, jau 10 metų Lietuvoje, dovanoja tavo namų kvapą. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, kad Amor Devil per tuos 10 metų yra sukūrę puikių sojų žvakių namam, taip pat puikų namų kvapą ir nišinius kvepalus. Aš pati kvepinuosi Amor Devil produkciją ir esu jiems už tai labai dėkinga. Taigi, dovana tavo namam. Ačiū mūsų partneriam. Taip, jau gali pasidėti, tikrai nebetimsiu. Labai ačiū už dovaną ir tikrai teks išbandyti. Kol kas gyvenu nuomojamam bute, bet ir mano šitas kvapas papuoš gerą atmosferą. Pauzė. Pamiršom, nepažiūrėjau net į lapelį. Dabar pasakau, gerai. Dar noriu pasakyti, kad jeigu pirksite bet ką už 49 ar daugiau eurų iš Amor Devil produkcijos, su kodu RYGOJ, dėmesio, RYGOJ, jūs gausite 150 ml kūno losioną. Irgi puikiai prekė, puikus produktas, aš naudojusi. O aš tiesiog pokalbis su Ąžuolu. Tikrai labai smagu, kad tu atėjai ir esi toks jaunas ir jau mano akim daug pasiekęs žmogus. Iš tavo visos veiklos, plaukų stilizavimas, tiesiog įvaizdžio kūrimas, prie ko tu irgi prisidedi, ar ne? Ir elektroninė parduotuvė. Kuri veikla tau yra arčiausiai širdies? Kur tu gali dirbti negaudamas nei cento? Mano verslas, tai turiu omeny socialinė medija ir būtent plaukai, nes būna seminarai, bet irgi prie to elektroninės parduotuvės. Tiesą sakant, aš galiu pasakyti, kad... Seminarai tai tu jau dėstai, taip suprantu. Seminarai, tu dėstai juose? Ne, tikrai nedėstau, aš mėgstu klausytis tos seminarus. Tu pats tobulėji.
Taip, tai be abejo, todėl kad šitoje profesijoje nėra tokio dalyko, kad bam, aš atsikėliau ir čia yra viskas taip jau taip, žinai. Visur tu turi tobulėti, o tiesą sakant, ta veikla ant savęs, tai jinai yra tokia dabar stipri, kad aš turiu ir savo komandą, ir savo asistentę. Tai tiesą sakant, viskas yra užkurta, o kitas yra dalykas šitame versle, tai nėra taip, kad tu dirbi nuo 8 ten iki 5 ir viskas yra ok. Čia yra non-stop. Ta prasme, tavo smegenys turi, ta prasme, nuolatos galvoti. Tai patikėkit manim, tai neigiami komentarai. Aš net laiko neturiu. Iš tikrųjų, laiko nuoširdžiai neturiu. Skaityti neigiamus komentarus? Būna tam paskaitiu, ten kažkokią bobelą parašė, ten tipo, tai aš šit kai pamačiau jos plaukus, ar ne, tai galvoju, tu nusiskus tą kušiną savo galvos. Žinai, žvaigždė per visą galvą ir... Tik pagalvojai ar parašai, kad kušį nusiskus? Aš paėmiau ir parašiau. O kodėl? Davai, tu man, aš tau atgal, kartais galima atsikirsti, ar ne? Tai vienu žodžiu, tai ties tuo, o baigiam, ar ne, su tais visais komentarais. O labiausiai tai dabar ta visa veikla yra būtent bendrai pas mane, viskas yra sujungta. Ir plaukai, ir... Labai nustebinai, kad į Paryžių tu skraidai dėl kosmetikos linijos. Tai tu užsiimi ir kosmetiką, plaukų kosmetiką? Ar... Taip, plaukų kosmetika, taip. Bet pagal, realiai šiaip norėčiau daugiau papasakoti, bet kadangi yra tokia viena kita, būtent dalis yra konfidencialumo sutartis, kur tu negali atskleisti. Taip, bet skridau ir buvo labai geros, iš tikrųjų patirtis ir labai geros naujienos ateina pas mane. Sveikinu. Ką? Sveikinu. Ačiū, Asta. Patyčios. Dar viena tema, kurią tikrai labai noriu su tavim pakalbėti. Kada piktas komentaras jau yra patyčios ir ką tu, gal ką baisiausio, bjauriausio tau teko apie savęs išgirsti? Jo, iš tikrųjų, tai kas man yra baisiausia, kai pasako, iš tikrųjų, aš noriu ranką pridėti prie širdies ir man yra taip baisu, kai rašo, pavyzdžiui, ten tavo mama yra iškrypusi, kuri pagimdė tokį vaiką, ar ne? Čia dabar. Ką? Aš apskritai taip kalbu. Taip, tai yra tokia visuomenė dalis. Man va čia yra baisiausias dalykas. Todėl, kad visos mamos yra nuostabios. Ir kai moteris gimdo vaiką, jinai negalvoja apie vaiko orientaciją, jinai galvoja apie gyvybę. Kad vaikas yra sveikas, ar ne? Ir aš taip džiaugiuosi, kai gimsta vaikai, viskas yra super. Tai yra mano gyvenimo tokia dalis. Aš nei didžiuoju, nei nesididžiuoju. Aš tiesiog gimiau tokiu, kokiu aš turiu būti, ar ne? Ir man va čia yra baisiausia, žinai, Asta, man va čia yra skaudžiausia ir baisiausia, ir aš galvoju. Tai ar teisingai supratau, kad skaudžiausia tie komentarai ir tos patyčios, kai jau kalbama ne tik apie tave, bet ir apie tavo mylimus, pavyzdžiui, mamą? Taip, ir šlykštu, ir tai yra baisu. Ir aš taip žiūriu savo mamą ir žiūriu, kokia tu man stipri mama esi. Ir galvoju, tau galbūt ir taip jau yra iššūkis, ar ne, su vaikais, nes mes 3 broliai esame, visi labai skirtingi. Ir aš galvoju, kaip aš didžiuosi savo mama, kad jinai mane taip besąlygiškai myli ir priima, žinai. Ir tai yra sveikintina, todėl kad, tiesą sakant, aš net gavau žinutę iš vienos moters Instagrame, sako, žinai, Ąžuolai, sako, tu labai esi šaunuolis, kad tai parodai. Ar ne, ir kad ir savo antrą pusę, nes sako, aš esu mama ir jaučiu, kad vaikas yra kitoks, ar ne, ir visos mamos svajoja, žinai, vaikai ir visa kita, bet visos mamos svajoja, kad tie vaikai būtų laimingi, nes yra labai svarbu apie tai diskutuoti ir priimti, nes tada tu gali būti sėkmingas, tu gali save investuoti ir visa kita. Tai tos patyčios, jo, jau kas liečia tokie, tai man buvo tikrai labai skaudu ir kažkaip nesmagu. Tai deja, tokia yra ta visuomenės dalis ir apskritai tos patyčios pas mumis Lietuvoje yra kalbama ir apie svorį, nosies kreiva, tas kreiva, žinai, kaip tu taip gali sakyti. Iš visų išvaizdos dalykus aptarinėti. Jo, žinai. Ąžuolai, o kokia yra mūsų visuomenė? Pavyzdžiui, eidamas prekybos centre, tu gali išgirsti replikų? Ar tai žmonės, kurie pasislėpia už kompiuterio kažką parašo, ar tai tokie, kurie ir į akis, ką nors tau pasako nemalonaus? Yra man buvo tokiu atveju, kai klube pasako į akis. Klube? Jo, bet čia yra toks, tiesą sakant, lengvo žmogaus bruožas išprovokuoti sėkmingą žmogų, ar ne? Nu, yra klubas, gal ten koks vyno ir tada nori paprovokuoti. Tai
gal tas yra dalykas, o tiesą sakant, gal ir šneka žmonės ten gal gyvai kažką realybėj, bet tai, kad aš tos klausos aparatus nešiojas, tai žinok, tikrai nuoširdžiai neperduodu, aš tiesiog nedagirdžiu. Kaip man patinka tas tavo požiūris, tu sakai, kad šita klausos negalia greičiausiai Dievo dovana, kad tu negirdėtum, ko nereikia. Nedagirdžiu, žinok. Bet koks modernus tas tavo klausos aparatas, jo iš vis nesimato. Jo nesimato. Ir tiesą sakant, aš tik tai galiu pasakyti, labai kažkaip savęs nemėgstu, kaip pasakyti, aš esu tas žmogus, labai nemėgstu ten sureikšminti tą savo neįgalumą, ar sureikšminti, ką aš myliu, ar ten, oi dabar čia visi tai, kažkaip tai aš galvoju, kad pochai pripras, ar ne, bet apie negalę aš galvoju, kad irgi reikia diskutuoti, nes aš savo neįgalumą... Tu padrasini kitus. Tu padrasini kitus. Taip, todėl, kad supranti, kaip yra. Jeigu čia, aišku, baisesnių yra negalių, astanų, ta prasme, aklumas, tu negali valdyti kojų rankų, čia tai tiesiog toks dalykas. Bet man buvo labai geras komplimentas, parašė mama vieno vaiko, sako, tavo dėka, būtent kadangi tu taip akivaizdžiai rodai, sako, aš vaikui nupirkau klausos aparatus, kai jam jau yra 4 metukai ir sako, aš jam įdėjau, tas vaikas girdi ir kalba. Ir nesigėdė. Aš nuo to kaifuoju, ar ne? Aš kaifuoju, kad aš čia galiu galbūt nuomonę suformuoti, o ne kremukais. Turi mini nuomonės formavimas, ar ne, tenai tipo, kokie ten lūpytės, akytės, man čia yra komplimentas gyvenime, kad tu gali, kad mama išdrįso nupirkti vaikų klausos aparatus ir įdėjo 4 metukų, tai sakau, blemba, vaikas kalbės, girdės ir galės siekti tikslų, tai va čia yra man kaifas, žinai. Man irgi kaifas, kaip tu sakai, tai girdėti, nes aišku, ir dėl to vaiko labiausiai džiugu ir dėl tų paauglių, kurie galbūt kompleksuoja, kad jie turi ar labai storus akinius, ar labai didelį klausos aparatą, jie žiūrėdami į tave galvoja, aš galiu būti toks sėkmingas ir žinomas su savo negaliom. Jo, man atrodo, ne, tai kad čia yra visiškai normalus dalykas, bet man atrodo, čia tokias smulkmena, bet kitiems yra kokia svarbi žinutė, žinai, ir kažkaip mes diskutuojam ir sakom, kad tas išnešimas kažką gal tu tikrai gali paskatinti ir padrasinti. Ir taip pat yra apie psichoterapiją, ar ne, ir apie visus tuos kitus dalykus, kad yra visiškai viskas normalu ir klysti irgi yra normalu ir galbūt klysti yra sveikintina, meluoti yra šėtoniška. Dar apie mamą šiek tiek, tu turi ypatingą ryšį su ją ir ji labai tave palaiko, už tave džiaugiasi. Pokalbis apie tavo orientaciją buvo jautrus ar kažkoks sunkus? Tu atsimeni tą pokalbį su mama? Čia irgi klausiu, nespekuliatyviai, o todėl, kad galbūt mus girdi tos mamos arba tie jaunuoliai, kuriem reikia pakalbėti su savo šeimos nariais. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad jau tėvai nuo to mažumės dienų suprato. Nujaučia, ar ne? Ir kitas yra dalykas, tik tai, kad tėvam buvo gal tas keliamas klausimas, kaip tau teks susigyventi su šituo keliu, nes praeis labai daug skausmingų dalykų, labai neigiamos reakcijos. Tai čia tėvai kalbėjo su tavim apie tai, ar ne? Jo, patys bet tai nebuvo taip, kad oi čia nenormalu, išeik iš namų, išmesim tave ir visa kita, ten ką tu čia darai ir visa kita. Mano mama pasakė, kad sako, turi 3 nuostabius sūnus ir jie yra visi unikalūs, skirtingi ir svarbu, kad aš kaip mama matau juos laimingus, svarbu, kad sako, tu užaugtum geras, nuoširdus žmogus ir įdomus žmogus. Taigi pati mama inspiravo tos pokalbius, tau nereikėjo sakyti, mama, aš čia noriu tau kai ką pasakyti. Ne, tai buvo tas dalykas, kad ten 18 metų galbūt pasisakiau ir visą kitą, ar ne, ir tame nieko irgi problemos kažkokios tai nebuvo. Aišku, galbūt yra normalu, kažkaip gali būti šokas ir visą kitą mamom. Bet sakai, jiems, tavo tėvams nebuvo, nes jie jau nuo mažumės matė. Taip. O tavo santykis su broliais? 3 bernai šeimoje. Ką jūs darėt? Daugiausia mušėtės ar draugavot? Lemba, mes ir mušėmės ir draugaujam. Kažkaip aš turiu tą šeimą ir man kažkaip tai fainai. Mes esam visą 3, manam 12, kitam 20 berods keli metai, 22 jo. Aha, tu vyriausias brolis. Jo, aš vyriausias. Tai bet mama turi tos veiklos, o mūsų mažiausias pagrandukas, tai ten mes sugalvojam, diskutuojam visus tokius dalykus, jis čia žodžiu man sako, tai tu tą aną daryk, žodžiu, tai kažkaip tai labai viskas ok ir labai fainai. Ąžuolai, tu išdrįsai turėti ir savo laidą, tu kalbini kitus žmonės. Beje, noriu tau pasakyti, ačiū, kad manęs tą pakvietei, nes visai fainas dalykas, kai tu duodi interviu podcast'o metu.
Ir aš turiu tokią galimybę, labai tuo ačiū. Beje. Aha, ačiū, kad atėjai, tikrai man labai įdomu ir noriu klausti tavęs, dabar jau tavo laidos vedėjo, intervuotojo duona, kas tau žmoguje įdomiausia? Kai tu kalbini žmonės, kas tau juose įdomiausia? Man įdomiausia juose, žinai, iš tikrųjų, kaip jie atsiskleidžia podcasto metu. Tu dabar turi daug pažįstamų ir draugų šou pasaulyje, žinomų žmonių, žvaigždžių tavo rate daug. Ir vis pamini, pavyzdžiui, tas įvairias psichiatrinės ligas. Kaip tu manai, žinomų žmonių gyvenimai labiau paženklinti įvairiom psichiniam, psichologiniam problemom, psichotropiniam medžiagom? Ar tas šou pasaulis turi tokių savo spalvų? Nu, kažkaip tai galbūt, aš neįsūmiu, tai gal tai visi žmonės, jie galbūt yra labiau stebimi, matomi ir visa kita, bet tai nieko bendro neturi su tavo gyvenimu, nes tu gali būti ir neviešas arba viešas, bet tu gali lygiai tokias problemas turėti, ar ne, nu, ta prasme. O tai ką tu nori pasakyti, kad šou pasaulis neturi didesnės kažkokios gyvenime galbūt rizikos? Turi. Nu, tai jeigu turi, aišku, kad turi faktas, jeigu tu padarai kažkokią tai galbūt klaidą ir visą kitą, tai tada tarkuoja, bet kitas yra dalykas, gal daugiau yra nerimo šou pasaulyje, aš nežinau. Man jo buvo, todėl kad aš prieš 5 metus, kai gavau to dėmesio ir visą kitą, aš nesupratau, kas... Buvo nerimo tokių priepuolių? Tai faktas. Kaip tu juos malšinai? Narkotikų buvo? Niekada aš narkotikų nevartojau. Rimtai? Nu, tikrai, ne todėl, kad jeigu su savo tokiu charakteriu ir judesiais pavartočiau, tai aš išskirčiau kitą pasaulio galą. Mano yra labai paprasti narkotikai, pavyzdžiui, cigaretės ir vynas, ar ne? O kaip aš malšinau, nu, tai visaip, nu, tai buvo dienų, kai valgai šokolado plytą, ar ne, būna dienų, kai tu vyną įkali, būna dienų, kai tu švit nieko neveikia, būna dienų, kai tu eini į baseiną ir visą kitą, bet tikrai buvo tas labai labai sunku, nes... Čia kai tapai žinomu, taip? Jo, nes tu nebesupranti, kas darosi, tu nebesupranti ir dar iki dabar žmonės prieina, fotkinasi su manim, kas yra labai fainai, bet aš nesupratau, kas vyksta, kaip su tuo susidoroti. Bet aš manau, kad ko gero kiekvienas žmogus viešas yra praėjęs tokius dalykus. Todėl ir ėjau tą psichoterapiją, kelti klausimą, ką man daryti, nes ir aš nebežinau, tu tiek save susidirgini, kad po to pradedi psichuoti pats. O kada tavo žvaigždė sprogo, kada jis sušvito? Tai buvo per vieną naktį, palaipsniui, aš kažkaip nežinau. Buvo viskas, tas pastebimumas palaipsniui, ar ne, ten, nu, vat, kažkaip tai kažkas vat įdomu, ten gal kažkokius tai straipsnius, ar ne, ir visas. Iš socialinių tinklų? Jo, bet mano sprogo, iš tikrųjų, tai tas sprogo, tai tas... Tik į priekį su stačiais papyčiais, ar ne? Tik į priekį su stačiais papyčiais. Per antrą berods COVID-ą, aš jau nebeprisimenu, prieš 2 ko gero metus, aš tiesiog pradėjau šokti, nes man labai patinka šokti, man apskritai atrodo, kad šokti laisvai yra toks, man kaip, nežinau, man yra relaksas. Man didelė laimė, aš viena namie šoku. Jo? Taip. Irgi? Taip. Žinok, man toks relaksas, aš nežinau, žinai. Ir aš pradėjau šokti ir kažkaip tai... pradėjau sakyti tas frazes tik į priekį. Galbūt, žinai, dėl ko taip žmonės pavargo nuo apkrautų dalykų. Nuo negatyvo. Jo, ir aš kažkaip va taip ir gavosi, man labai patinka šokti. Bet iš tikrųjų dabar ten realiai mes kažkaip tai, aš pat pavargstu realiai nuo tų kas dabar vyksta socialiniuose tinkluose, reklamos, visi tie dalykai, pavyzdžiui, kaip ten kremukai, su kuo eina, su kuo keliauja vaikai. Kitas yra dalykas, kai ten, pavyzdžiui, tuos, nu, aš turiu irgi savo nuomonę, ten, pavyzdžiui, viskas yra, kai dalinasi ten su vaikais, po to pradeda rėkti, kad ten vaikai. Bet aš mačiau vieną kartą socialiniuose tinkluose, aš biškai buvau išsigandęs, tiesą sakant. Tu turi minti, kad rodo savo vaikų veidus? Ne. O ką? Galėsim paliesti šitą temą, beje. Tai prašau, ką tu nori pasakyti? Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, kaip tu galvoji, bet, pavyzdžiui, nu, kaip tu atrodo, kai tu turi vaiką ir tu, pavyzdžiui, paimi, filmuoji ir kaip jisai sėdi, kaip tas vadinasi... Vaikštynė? Ne, kur susijoja vaikučiai, kaip tas... Puodukas? Ačiū. Šik puodis. Filmuoja uždengus ir sako, koks tu šaunuolis. Ir žinai, kad man yra baisiausia. Ta prasme, čia yra tas pats, kad dabar tavo vyras rodo, kaip tu sisioji tualetę ir sakytum... Aš pritariu tau, tai yra asmenybės negerbimas, nepaisimas, aš jau nekalbu apie
vaiko atvaizdo negalima Ne, naudoti. kad vaikus ten kelia, bet man tas įstrigo ir aš galvoju, kur yra ta riba. Mes kalbam apie orientaciją, ne? O kur yra pas žmonės riba, pavyzdžiui, su tokiu, žinok, šikpodį paimti ir rodyti, koks tu esi šaunoliukas, žinok, aš galvoju, viešpatė, tu mano, taigi tas vaikas eina į darželį. Taip. Tai tas vaikas, tėvai, ir supranti, tai kas čia yra per problema? Didelė problema, vaikų Ir rodymas viešoje erdvėje. Ir ką aš galiu pasakyti, kad ten, parodymas, aš iš vis vadovaujuosi, patiks, nepatiks, visur yra kažkokia tai elementari saiko riba. Ta prasme, tu mokėk skoningai kažkaip tai, okei, tu pasidalinai su širdies draugu, okei, valio. Viskas lieka ten, ką tu viską veiki, viskas yra okei. Keliauji, dalinkis akimirkomis ar ne. Bet kai aš pamačiau ir aš po to, taigi mes kartais savo veiksmais patys skatinam patyčias kažkokias. Taip, patyčias. Ir tu supranti, aš nežinau, ar aš... Vaikai. Viename interviu taip pat tavo, ruošdamas į mūsų susitikimui, aš radau tave sakant, kad tu norėtum 2 arba 4 vaikų. Iš ties nustebinai. Ar tai buvo pokštas, ar tu tebe turi tokį norą? Tai nėra kažkoks nei pokštas, nei nepokštas, tai tiesiog, kaip pasakyti, apskritai, jeigu kalbėti ne apie tai, ką tu myli, tai man vaikai yra viskas, apskritai, jie tokie man gražus, jie man tokie, aš nežinau, jie tokie populiukai, supranti, su savo kiekviena, žinok, tikrai, ir tos mergytės kaip pabaš, ir tie berniukai, kai eina, jie taip įneša į tavo gyvenimą tokios, tiesą sakant, tokio fainumo ir man atrodo, kad jie įneša tokio tavo gyvenimo prasmės, ar ne? Taip, į svetimus vaikus pasižvalgyti atrodo taip, labai įneša jie fainumo. Jo, bet kalbant apie vaikus, nežinau, Asta, tikrai nežinau, kol kas šiandien dienai. Bet kaip gyvenimas, galbūt, pavyzdžiui, yra daug dalykų, pažiūrėkit, kas darosi, kiek yra vaikų namuose ir visa kita. Čia mes galim ilgai, čia yra neįsiemama diskusija, žinai, ir... Bet šiandien aiškaus atsakymą tu neturi. Norėtum vaikų ar ne? Kol kas dar, aš manau, kad dar aš esu pats kaip vaikas. Man irgi taip atrodo kartais. Ja, žinai, bet šiaip ką noriu pasakyti, kad kalbant apie tos vaikus, tai pažiūrėtum, kiek statistiškai vaikai auga tarp tėvų, kurie yra alkoholikai, smurtautojai ir visa kita, ką tiem vaikam apskritai daryti, žinai. Tai čia yra toks tas dalykas. Tau rūpi, kas vyksta pasaulyje, štai pavyzdžiui, vaikai nesaugioje aplinkoje arba kiti klausimai. Tu prisidedi prie kokios nors savanoriavimo veiklos ar prie kokio fondo? Tau įdomi tokia veikla? Prie savanoriavimo tai tikrai neturiu to, kad kažką dabar savanoriaučiau, bet aš prisidedu, pavyzdžiui, prie šiandieninios, tarkim, su Ukraina, kas vyksta, ar ne. Nesvarbu, kad mes jau ten daug laiko tas vyksta, tikrai visi žmonės yra... Tai tame jau ir blogumas, kad ilgai vyksta ir mes atbukom, ar ne? Pavargo greičiausiai, galimai pabrėžiu. Galbūt pavargo nuo tos informacijos, bet pagalvokit, kad ten vyksta. Jie ten neturi teisės pavargti, kovoti už laisvę. Tai va, o kitas yra dalykas ankstukai, ar ne? Ankstukai tau labai asmeniška tema, nes tu ankstukas, ar ne? Jo, aš noriu, ta prasme, apie tai tikrai labiau užnešti žinutę, ne apie tai, su kuo aš gyvenu ir ką aš myliu. Tai yra mano tokia pareiga, aš noriu žmonėm įkvėpti, aš noriu būti... O kaip tu gali prisidėti prie ankstukų? Jeigu šiandien dieną aš turėčiau labai daug pinigų... O turėsiu vieną dieną? Tiesą sakant, žinai, jeigu man taip patinka. Yra gyvenimo galimybė padėti ant stalo, taip kokį ten 10 000, hebra, man čia be jokių žinučių, pastatyti ir sakyti, viską padaryk, kad tie vaikai išgyventų. O tu domėjaisi, ko trūksta tiem ankstukam? Ta prasme, mūsų ligoniniai trūksta kažkokios aparatūros? Dabar, tiesą sakant, su tom aparatūrom faktas, kad jau inkubatoriai jie yra patobulinti, nes aš, pavyzdžiui, 3 mėnesius gyvenau inkubatorių, ar ne, ir jie yra patobulinti ir aš labai džiaugiuosi, kad vyksta tokie dalykai. Aš apskritai labai džiaugiuosi, kad yra ir vėžio, tai visi dalykai diskutuojam. Mes lietuviai, žinot, ką aš pastebėjau, mes esam vieningi. Mes tik tai ten sakom, čia ta Lietuva. Tu manai, kad mes vieningi? Žinai, aš kalbu dabar apskritai, pavyzdžiui, kai dingo ta mergaitė, ar ne, tarkim, 9 metų, pažiūrėk, kaip mes taigi sureagavom, šitaip, mes esam tikrai, kai mes padarom, tai mes padarom. O kalbant, ar tau patinka, tam, pavyzdžiui, galbūt aš kažkam nepatinku,
ar tu būsi Lietuvoje, ar tu būsi Amerikoje, tu irgi kažkam nepatiksi. Nu, ta prasme, nereikia taip sureikšminti tokių dalykų, bet mes esam taip, kodėl mes turim save taip nuvertinti. Mes esam vieningi, mes stengiamės, padedam ir visa kita. Yra tų protingų žmonių ir aš labai džiaugiuosi, kad mes taip darom. O tos neigiamos reakcijos, nu, ar tikrai verta paskaityti tą neigiamą komentarą ir ar nejaugi tavo gyvenime turi apsisukti vien dėl tokio komentaro tavo, kaip pasakyti, gyvenimas aplink, žinai, kažkas. Tai vienintelis dalykas, kad tavo gyvenime gali padaryti, aš esu už meilę, ar ne, bet man yra labai šlykštu, pavyzdžiui, kai vyras išdavinėja savo žmoną ir eina per 10 moterų. Ir man čia yra daug šlykščiau ir ką tokiu atveju tada moteriai daryti? Kokia tavo versija, ką tokiu atveju moteriai daryti, jeigu vyras toks neištikimas? Bet kaip jinai turi jausti, kai jinai yra išduota, ar ne? Ir pavyzdžiui, kaip jos savivertė krenta, ir kaip jinai išgyvena tai, ar ne? Ir čia labai vaizduoja tobulą. O kodėl tu čia taip prieš pastatei, tai ką, homoseksualiuose porose nėra neištikimybės? Ne, aš apskritai kalbu, kad ten tai būna, pavyzdžiui, žmonės sako, va tie homoseksualų žmonės čia reiškėsi ir visą kitą man šlykštų, tas faktas šlykštų. Bet, pavyzdžiui, man tai, kad jie yra kartu nėra šlykštų, man yra daug šlykščiau kaip yra išdavinėjimą apskritai, ar ne? Tai va, ir dar yra labai didelių gyvenime traumų, iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, moteris turi vyrą ir moteris grįžta namo, vyras su vyru mylisi. Ir beje, man tai yra pasakota. Ir sako, o ką man tokia atveju daryti, Ąžuolai? Prisijungti. Grupiniam, 3. Juokauju be abejo, bet kiekviena istorija, kiekviena pora turi... Tai čia yra daug dalykų ir tai yra jautru, ir tai yra ir tai yra tokių dalykų ir ta moteris sako, aš kirtau labai didelę depresiją, dabar nėra laiminga, bet sako, taip, kad sako, tai, kad tu myli man geriau atvirai, negu pasislėpęs. O Ąžuolai, kaip tu galvoji, pasaulis tvirksta ar ne? Nu, tas pavyzdys tvirksta, ta prasme, labiau ištvirkęs pasaulis ar ne šiom dienom, kaip tu manai? Na, tavo pavyzdys, pareina moteris namo, randa savo vyrą su kitu vyru, ar ne? Labai neretai dabar įvairiose laidose mes girdim tos užuominas arba netgi tiesius šviesius klausimus. 3 mėginot arba ten dar kažkaip. Pasaulis tvirksta? Ar paprasta, graži poros meilė ir intimus gyvenimas tradicinis nebėra populiaru? Aš žinok, aš nebežinau, man atrodo, kad viskas yra perkreipyta, iškreipyta, perdėta iš tikrųjų pasaulyje. Jūs pažiūrėkit, kas ką ten išdarinėja ir kai tu pasižiūri, o viešpatie mano, kaip atrodo, tu ten tu gali, aš kai dabar ten pamačiau vienoje socialiniuose tinkluose, aš tau po to parodysiu, išsigasi. Ir aš jau, va čia tai yra, nu tam pavyzdžiui, va čia va yra 2 obuoliai įstatyti. 2 obuoliai, reiškia, skruostikauliai įstatyti. Lūpos yra tokios, jinai yra visa pasidariusi. Čia jau apie plastinės operacijas. Ir apskritai, tai čia yra, nu čia aš nežinau, ar čia yra plastinė operacija, čia yra psichinis sutrikimas iš tikrųjų. Na taip, galimai taip. Žmonės neturi tai pykti. Aš nežinau, kaip tas pasaulis darosi, bet aš žinau, kad visą laiką tame pasaulyje buvo visko. O tu už harmoningus ramius santykius ar už paieškas žaismingas su bizūnėliais? Aš esu už ramius santykius. Už ramius. Ir aš esu, kaip pasakyti, Asta, aš visą laiką savo gyvenimą vadovaujasi ir vadovausiuosi, kad mane turi žmonės mylėti ne už tai, ką aš esu, ne už mano orientaciją, ar ne? Nes ir kitas yra dalykas, tai nėra mano pagrindinis dalykas. Va dabar tai važiuojam. O, ir taip ir taip. Viskas yra valio. Fainai, pristačiau šiandien draugą. Aš apart to dar turiu ir veiklos, ir kitų dalykų, ir aš galiu būti įdomu žmonėms su savo projektais ir visa kita. Tai va, tai aš manau, kad tik tai tiek. O būti populiariam dėl to, kad tu esi su kažkuo, tai nu, come on, ta prasme, ar čia kažkas, nu, aš suprantu, ką aš turiu omeny, kad... Be abejo, bet grįžom prie to, ko pradėjom, tai yra tavo pora, tai aš jau ir atsisveikinsiu, linkėdama tau pirmiausia veiklos, kuri, kaip tu taip dažnai akcentuoji, tave ir padarytų įdomų žmonėm, kad žmonės domėtųsi tavo veikla. Tai aš tau linkiu, kad tau sektųsi, kad tau kurtųsi, kad tu būtum pripažintas ir kad išmoktum gyventi su šlove, kuri tavęs laukia. Nes panašu, kad tu dar garsėsi ir garsėsi. O mūsų draugai, Verkių gėlių turgus. O. Taip. Bet čia yra visa istorija. Aha. Čia aš
laukdama tavęs, šį rytą tau sukomponavau specialiai puokštę. Ir kai ką dabar matau, kad galėčiau netgi papildyti. Čia aš įdėjau labai daug tokio lengvumo, kas tu man esi, lengvumas ir žaismė. Dabar po pokalbio dar pridurčiau nenuspėjamumo, nes mes su tavim mėgindami atsakyti vieną klausimą, dar pakalbam 4-5 temom. Jo, labai nenuspėjamas. Tai dar čia pridėčiau daugiau visokios žaismės. Na, o čia esi tu, tas ryškus, iš vienos pusės tvirtas ąžuolas, iš kitos pusės labai spalvingas, kuriantis, gražus žmogus. Čia tu tas tik pirmin, čia tavo pozityvas. Tai gėlės tau, ačiū tau labai, kad atėjai. Dabar jau apsikabinsim. Labai tau ačiū. Ačiū tau. Ir aš tau noriu palinkėti sėkmės. Visa graži, tikrai teko ir susidurti parodos metu, tai matau tą astą visą žydinti. Ir linkiu tau tiesiog paprasčiausiai irgi varyti tolyn ir man atrodo, kad viskas einasi tik geryn. Ir beje, labai ačiū tau už tą puokštę, labai ačiū už dovanas, labai ačiū už šiltą priėmimą ir tikiuosi nenuvyliau pokalbį. Taip tol nenuvyliai ir dar kartą dėkoju ir kviečiu žiūrovus žiūrėti mus Rygoj. Būtinai žiūrėkite ir mes Rygoje buvom. Ir susitiksim dar tikrai. Labai tikiuosi, kad užkulisiuose. Iki. Dėkojam už filmavimo erdvę, kad mus čia priėmė Mid-Century Home. Mid-Century Home tai Mid-Century stiliaus įkvėpti baldai ir aksesuarai. Žvakidės, stalai, komodos ir visos kitos gražios detalės, kurias galite rasti adresu www.midcenturyhome.lt. Kaip aš jums atrodžiau šioje laidoj, jaučiausi puikiai, nes tai tikrai paskutinės naujausios kolekcijos iš parduotuvės Gedimino 22. Ačiū jiems. Už ilgametę nuoširdžią draugystę dėkoju Verkių gėlių turgui. Su ten dirbančiais floristais patys galite kurti, komponuoti puokštes arba išsirinkti jau labai gražias ten esančias. Verkių gėlių turgus.